Jeigu dabar paimti ir pripažinti, kad taip, glifosatas sukelia visas šitas masę šitų visų ligų, tai reikštų, kad reikia uždrausti jį naudoti, tai tiesiog daugybė ūkių net nežinotų, kaip auginti, nes jie kitaip nemoka. Ir maisto ir veterinarijos tarnyba skelbia kasmet savo tyrimų rezultatus, paima ten po kažkiek mėginių, gaila, kad nedaug, mačiau, kad 70-80 mėginių iš visos šalies, ištiria ir paskelbia, kiek buvo viršyta tas leistinas normas, kurios sukurtos kadaise ir kurios pasirodo iš tikrųjų kenksmingos. Tai net čia viršijoma tos normos. Tai labai liūdna, kad pirmauja grikiai, paskui soros, visi kiti javai. Ir taip pat ten iš tų visų jų ataskaitų aš susidariau tokią nuomonę, kad jo randama visur, kur yra masinė gamyba. Reiškia, jis naudojamas visur. Ir braškynuose, ir kituose uogynuose, ir netgi šilauogių plantacijose, ir šiltnamiuose netgi, ir aišku, javų laukuose, daržovių laukuose, žirnių, pupų laukuose. Tiesą pasakius, kalbant apie, tarkim, pašarinių kažkokių tai auginimą pupų ten žirnio, aš net nemačiau, kad kas nors nenaudotų glifosato, važiuoja laukai švarūs, gražu.